Tai sveiki visi. Pirmiausiai norėčiau pradėti nuo didelės pagarbos jum, kad žiūrit, kad parašot, kad palaikot. Iš tikrųjų, prieš kelias dienas sulaukiau videko, kaip lekia su furyte ir žiūri mano video. Tai aš iš tikrųjų žiūrėdavau tos visus podcastus ir žiūriu iki dabar, aišku, bet žiūriu visus podcastus, visus vidosus, o dabar kažkas mano žiūri. Tai žiauriai yra smagu, kažkas truputėlį kritikos duoda dėl kai kurių dalykų. Tai viską priemu, viskas yra good, esu visiškai naujas šitos reikaluose ir vis dar nesijaučiu labai gerai žiūrėdamas į kamerą. Bet viskas bus gerai, patobulėsim. Tai kas čia dabar įvyko per tą savaitę gerą, kol esu grįžęs į Tenerifę? Tai tik tais grįžęs nuvežiau mašiniuką į servisą vėl. Norėjau, kad pažįstamas žmogus patikrintų viską išpurtytų. Tai nieko nerado, kas yra fantastika. Absoliučiai nieko nerado, ką reikėtų remontuoti, tvarkyti. Tai tiesiog pakeitėm tepalus reduktoriuose abiejose, tada dėžiai tepalai pasikeitė, kuro filtras ir ką čia dar darė, kaladėlės galinės sukėlė, nežinau, nes rankinis buvo labai prastas, tai padarė tą. Tai pasiėmiau mašiniuką, iš karto nuvariau į technikinę, prasivariau į tech apžiūrą, jokių parkių absoliučiai. Ir ką, šiandien iš ryto buvau nuvažiavęs pakalbėti dėl stogo bagažinės padarimo, suvirinimo. Tai iš tikrųjų irgi visai fainą bičiuką suradau. Geros kainos. Pasibandysiu, pasižiūrėsiu, bet manau, kad viskas čia bus labai gerai. Tai šiandien atvažiavau į garažą. Noriu praeiti tokius kosmetinius dalykus, visokius lipdukus nusivalyti nuo durų likusius. Ir sulaukiam nemažai žaislų. Tai viską šiandien parodysiu, judam į priekį. Tai va, visas tas gėris, Ironmanas, viskas kaip priklauso, viskas nauja, gražu, tvarkinga. Neėmiau pačių kiečiausių spiruoklių, nes iš tikrųjų neturiu nei gervės priekį, neturiu metalinio bamperio. Tik tais turėsiu dugno apsaugą ir visokias stogo palapinės ir panašiai, kurios irgi svers. Tai šitos spiruoklės turėtų būti per akis. Taip pat turiu šitas Load Plus Ironmano pagalbinės lingės, standartiniam lingiam, nes iš tikrųjų svarsčiau, ar man tikrai reikia pirkti visus lakštus Ironmano lingių, nes tikrai nebūsiu labai žiauriai apsikrovęs, tikrai neturėsiu labai daug svorio bagažiniai, tai nemačiau tikslo. Nusipirkau šitas, įsidėsiu šitas ir bus per akis. Tai atkeliavo žiauriai rimtas reikalas dar. Yra Renogy High Quality Prim Solar Module. Tai saulės batarkės, 200 vatų, 2 batarkės po 100. Tada yra reguliatorius, tada yra visi tvirtinimai, Bluetooth modulį nusipirkau papildomai, kad ant telefono galėčiau matyti krovimą. Ant telefono, ne, per telefoną. Turbūt taip reikėtų taisyklingai. Tada turim visus laidynus, pajungimus ir panašiai. Ir bandysime čia viską montuoti. Šiandien iš ryto dar buvau pakalbėti su suvirintoju vietiniu. Ir labai iš manęs nesijuokit. Iš dailės daug neturėjau, nes dažnai ten nesilankydavau. Bet pirminis planas buvo turėti tokį roof racką, tą stogo bagažinę. Tai čia yra automobilis ir turėjo būti taip. Stogo bagažinė eit per visą. Čia turėjo būti tas vėjo
kaip jisai, deflektorius, žodžiu. Tada turėjo eiti tokia tvorelė. Čia turėjo dėtis stogo palapinė ant galo, o čia turėjo būti saulės batarkės ir sakykim, nežinau, gal kurą vešiusi ant stogo. Žiūrėsiu, žodžiu, kaip čia daryti. Bet tada permaščiau ir gavosi truputėlį kitaip. Pagalvojau, kad per daug čia svorio, nereikalingas šitas svoris yra toks. Tada ta būda, iš tikrųjų, jinai atrodo labai tvirta, bet aš ant jos pavaikščiau, patrypiau. Nelabai man patiko iš tikrųjų. Tai galvoju, kad reikės ją dar truputėlį sutvirtinti iš vidaus. Ir tada permaščiau, kad atsikratysiu svorio, atsikratysiu rizikos, sulaužyt būdą nuo svorios šitos palapinės, plus senais nakvosiu, tai iš viso gausis, sakykim, aš ten 80 sveriu ir stogo palapinė 75, tai gausis svoris ir kitas dalykas, svoris pačios to stogo bagažinė. Tai nusprendžiau truputėlį kitaip. Kadangi turiu tokius reilus, tokius ragus, labai keista, kad šita Toyota neturi originalių ragų. Tai reikia pirkti aftermarketą, tada gręžti į vidų per stogą, žodžiu, ten kniedyti ir panašiai, bet viskas pasidaro. Tada aš ant jos tiesiog dėsiu priekį vieną vamzdį, tai bus, nežinau, 4x4 turbūt, ir padarysim tiesiog tą roof racką, tą bagažinę, va tokią. Tai bus ant čia eis saulės batarkė, čia dėsis kitas stafas, kiti dalykai, ir eis šitoj va vietoj, tiesiog eis per visą, yra 2,25 m saulės, stogo palapinė. Tai va, nebus svorio ant galo, bus vis tiek toks balansas labiau ir turėtų čia viskas būti gerai. Bet mano paišybą 10 įvertinkit, prašau. Dar nepaminėjau vieno labai svarbaus dalyko, kas atėjęs yra. Tai yra dušas. Turiu vandens rezervuarą, nežinau, ten nėra labai didelis, gal 30 litrų, bet tas vanduo bus ne gerimui, tiesiog, kad nusipraus. Nes kai jau labai supluksiu, vis tiek stengsiuos nenakvoti viešbučiuose, tai šitas dalykas iš tikrųjų labai praverčia. Yra va siurbliukas, nusipirsiu gal dar vieną papildomai patį tą siurbliuką, patį varikliuką, jeigu nusprogtų, jie čia nieko nekainuoja. Iš tikrųjų, čia žiauriai pigus dalykas. Aš nepamenu, kiek aš už jį mokėjau, bet tikrai čia labai pigu yra. Ir dar vienas rimtas reikalas mane pasiekė, tai yra dugno apsaugų komplektas. A&B firmos, tai yra firminis reikalas, labai stiprus. Gaila, kad truputėlį sunkus, bet originali Toyotos apsauga yra ganėtinai juokinga. Tai už tokią kainą negalėjau nepirkti. Tai visas šitas komplektas man kainavo tik tais 300 €. Jisai parduotuviai kainuoja virš 800, ten 820, 870, maždaug taip. Tai iš tikrųjų rimtas reikalas. Yra čia kažkiek tų pabraižymų, bet jokių įlinkimų nieko nėra, tai viskas čia yra labai gerai. Tai čia yra karterio apsauga ir reduktoriaus, čia yra dėžės apsauga, čia yra razdatkės ir kardano ir čia yra galinio reduktorius. Tai sumontuosim šitą, kuo įmanoma greičiau. Tai šitas Hiluxas prieš patekdamas man į rankas priklausė valstybiniai įmoniai. Jie prižiūrėdavo visokias laistymo sistemas, nuotekas, ką čia dar, visokius vandens įrenginius ir panašiai miestus. Tai svarbiausia, ką noriu šiandien pasidaryti, tai kaip ir minėjau, viską apsižiūrėti, tada nusivalyti lipdukus, nes buvo dar lipdukai gale įmesti nuplėšti. Tai salonas mašinos iš tikrųjų gan tvarkingas yra, nes kai tos darbinės mašinos būna, tai jie būna sujoti tie salonai. Bet šita tai tokia pusė velnio. Čia iš tikrųjų cheminis, manau, padarytų viską iš vis idealiai. Bet net nežinau, ar čia jo reikia, nes po mūsų kelionės dar vieną cheminį reikės tai mašinai daryti. Tai žiūrėsiu, iš tikrųjų, biškį prasisiurbiau. Čia ta sėdynė tokia negraži, bet
Ne prezidentą vežiosim, tai gal net nedarysiu iš tikrųjų to cheminio. Bet po kapotu nėra taip gražu, nebent naujas akumuliatorius. Bet šiaip tai panašu, kad čia niekad nieko neplovė ir niekas čia nieko nevalė. Reikės įsimti dar... Bendriau pakeitė man filtrą. Tai filtras turėtų irgi būti naujas. Bet kad kažkas pasitepalavė ar kažką, tai taip nematau. Čia turbūt yra kuro filtras. AdBlue. Kam jo čia reikia? Norėčiau šios visus delete forever padaryti. Bet pasižiūrėsim, ar čia pavyks tokią varkę įsukti šitoj saloj. Tai, ką žinau čia, jeigu nėra pačioj tepalo, tai gal ir nebus čia. Šiaip tai čia viskas visai tvarkinga, tik tais, kad reiktų nusiplauti. Nes, blemba, tikrai negražu čia jau yra. Žiauriai užsivelia greit skuduriukas. Reikės eit pasikeisti skudurą. Dabar jau tikrai reikės eit pasikeisti. Tai va, apsivaliau lipdukus. Viskas nusivalė, gražiai tvarkingai. Išnaudojau belekiek brake cleanerio. Bet yra kaip yra, tai nusivalė lipdukai, išsivalė ir debesis, viskas va taip čia vyksta Tenerifėje. Dar vieną dalyką, ką svarstau daryti, iš tikrųjų nežinau, ar daryti ar nedaryti, bet jaučiu, kad darysiu, šitas priekinis bumperis. Iš tikrųjų, mašina atrodo žymiai gražiau, kaip jis būna nudažytas. Tiesiog naujau atrodo ir taip toliau. Ar to reikia ten, kur aš važiuosiu? Nežinau. Gal kaip tik atrodyt prasčiau tenais reikia. Tai žiūrėsim, bet nežinau, manau, kad aš perdažysiu jį. Tai va, kitas dalykas, ką reikia būtinai padaryti, tai susitvarkyti čia gale, kas vyksta. Tai va, norėčiau pasikeisti šitą dangą, kažkokią čia, nežinau, sutrūnijus jinai. Čia jinai net neprisukta, tai čia iš vis easy, nes čia žiūri prisukta yra. Tai va, tai šitą dangą out įdėsim normalią ir bandysiu čia padaryti tokius kaip, nežinau, kaip dėžes tokias. Ant tų dėžių blogiausiu atveju būtų galima ir miegoti. Čia to ilgio per daug nėra, bet skersai, aš nesu aukštas, mano 1,80 ūgis. Tai skersai buvau atsigulęs, tai viskas yra tvarkoj. Tai va, pasidažyti norėčiau šitus, arba gal iš vis net nedažysiu, jeigu uždengsiu. Tada kitas dalykas, ką ir minėjau pirmai, kaip čia yra padaryta ta dėžė, ta būda. Tai va, pavirinta iš šitos pusės, pavirinta iš šitos. Tokia, kaip čia pavadinti, gražiai. Tai sakykim, o čia nieks neužlieta. Tada lygiai tas pats čia. Pavirinta, irgi neužlieta. Žodžiu, ispaniški reikalai. Tai čia irgi tas pats. Čia irgi. Pavirinta iš apačios, čia nieko. Tas pats čia, tas pats čia, tas pats visur. Tai visą šitą dalyką paprašiau suvirintoje, kad pereitų. Nes, kaip ir minėjau, buvau užlipęs ant viršaus, pasišokinėjau, tai, tvirta, bet, sakykim, nepakankamai. Aš norėčiau, kad būtų tvirčiau. Tai va, čia va,
Tai kai viskas suvirins, tai galėsim čia tūsą padaryti ant to stogo ir viskas čia bus gerai. Ir dar vienas modas, kuris laukia Toyotos, yra snorkelis, kaip be jo. Iš tikrųjų, tai čia yra vienas svarbiausių dalykų. Nebūtinai mes čia, nežinau, nardysim po upės ir panašiai, bet svarbiausia yra dėl dulkių. Tai bus pom ir čia kaminėlis stovės. Nes Toyotos paėmimas yra čia po posparnė. Tai įsivaizduokit, kad ratas sukasi ir čia viskas siurbia per šitus visus tarpus. Nors čia aišku kažkiek uždengia, bet prisiurbia čia tų dulkių pakankamai. Tai snorkelis yra būtinas. Ant visų savo džipų dėjau snorkelius ir tikrai žiauriai pasiteisinęs dalykas yra. Ir aišku laukia padangos. Tai šitos padangos yra prie mirties slenksčiojos. Tai jau čia mišę sukalbėsim. Ir turim originalius išmatavimus 265, šiam 517. Tai pradžiai galvojau, kad dėsiu ant 70 vietoj šiam 570. Tai dar aukštesnė šiek tiek padanga. Faktas, kad gal ten pravažumui kažkiek geriau, nors ta mašina ir taip yra labai aukšta. Plus dėsis dar liftas 5 comų minimum. Tai nežinau, ar man to reikia, nes čia reikės kopečių tą mašiną įlipant. Bet iš tikrųjų tai ne dėl to. Ten, kur aš važiuosiu, geriausias suportas yra Toyotos. Ir jeigu aš prakirsiu vieną padangą, prakirsiu atsarginį ratą, tai gaut padangą ant 70, manau, kad bus žiauriai sunku. Tai pasiliksiu prie originalių išmatavimų tik tais dėl to, kad turėt geresnį suportą. Ratlankius pasiliksiu šitus, nes jie yra originalūs, labai tvirti ir tikrai neapsimoka jų keisti. Norėjau padėkoti labai, kad žiūrėjot. Nepamirškit paspausti laiko, būtinai pasišėrinkit, pasekit YouTube'ai manęs. Šiandien toks video labiau gal techniškas, niekur nekopiau, niekur neėjau, niekur nevaikščiau. Iš tikrųjų, atvirai pasakius, nelabai turiu dabar laiko, turiu savų reikalų, plus turiu 10 mėnesių mergelę, kuri reikalauja daug dėmesio. Tai trūksta ir miego, trūksta visko, bet labai pozityviai žiūriu šitą ateinančią kelionę. Ir čia bus labai gerai. Tai ačiū, kad žiūrėjo dar kartelį. Pasimatysim kitam video. Kitas video bus ne iš Tenerifės. Lėkiu truputėlį atiduoti duoklę šeimynai ir pabandysiu kažką įdomaus pagaudyti tenais. Tai susitiksim vėl už kokių 10 dienų. Mašiniuką atiduodu draugui, nes paprašiau jo, kad nuvežtų į tam tikras vietas, ką reikės jai padarytai mašinai. Tai manau, kad grįžus pasimatys visai kitas vaizdas. Paprašysiu jo gal, kad kažką pafilmuotų, nes nebus manęs mėnesį net čia. Tai ką, susitiksim tada kitam video. Čiau, sėkmės.